Sveiki visi, su jumis JazzSpecs ir šiandien mes palyginsime 4 mikrofonus. Pradėsime nuo kažko paprasčiau, kaip Logitech C615 web kameros mikrofono. Ši kamera yra tikrai puikiai filmavimo, bet ar tikrai įmanoma naudoti jos mikrofoną? Dabar kalbu per Logitech C615 web kamerą, kuri pastatyta žymiai toliau nei paprasti mikrofonai, nes niekas nekalba tiesiai į kamerą. Tęsime toliau su jau šiek tiek rimtesniu mikrofonu, tai yra vienas iš pigesnių, bet gan žinomų kondensatorinių mikrofonų Blue Snowball. Dabar mane girdite per Blue Snowball mikrofoną iš optimalaus atstumo, per pop filterį, tai yra visi P garsai turėtų būti užblokuoti, taip pat jis užmontuotas ant rankos ore. Tai yra paskutinis mano Snowball įrašas, RIP Snowball. Nutraukiant tą vis geresnių mikrofonų seriją su ausiniu mikrofonu iš Kingston HyperX Cloud 2 gaming headsetu, ausinės tikrai žinomos dėl savo kokybės, patogumo ir patrauklios išvaizdos. Dabar mane girdite iš Kingston HyperX Cloud 2 ausinių mikrofonų. Šitos ausinės yra dar gan palyginus gerą mikrofoną turinčios gamingo ausinės, bet vis tiek turėtumėt girdėti gan aiškų skirtumą ir garsume, ir kokybėje, jums spręsti. Pabaigsime palyginimą su mano dabartiniu mikrofono Audio-Technica AT2035. Primenu, kad jį naudojant taip pat reikia turėti Phantom Power, tai yra papildomos įtampos ir XLR kabelį. Ir galų lieka geriausia, tai yra Audio-Technica AT2035 mikrofonas. Tai taip pat yra brangiausias iš visų mūsų šiandien girdėtų mikrofonų. Ačiū, kas klausės mano balso per 4 skirtingus mikrofonus. Like video, jeigu jums nerūpi, per kokį mikrofoną mane girdite, subscribe, jei norite išvysti daugiau technikos palyginimų. Iki.